Sveiki, šiandien noriu su jumis pasidalinti trumpu edukaciniu vaizdo įrašu apie tai, kaip reikėtų išeiti į lauką. Pirmiausia, atsirandame tam tikroje patalpoje. Pavyzdžiui, duotu atveju aš sėdžiu pirtyje, kad ir apkrautoje, bet vis tiek tai yra tam tikra patalpa su sienomis ir stogu ir durimis. Dabar mes prie šių durų, pavyzdžiui, pirties durų, mes paimame rankeną, už rankenos griebiame štai taip, griebiame rankeną, kai rankeną pagriebiame štai tokiu būdu. Geriausia yra griebti delnu. Kai pagriebiame rankeną, tada, jeigu nesate parduotuvėje ir čia nėra parašyta nei stumti, nei traukti, jūs nesate tikras į kurią pusę, arba tikra, nebūkime seksistai, kurią pusę reikėtų dabar atidaryti duris, jūs pirmiausia pabandykite į vieną, dabar aš, pavyzdžiui, neišeina. Tada reiškia, aš logiškai mąstydamas, dedukciniu metodu, tada darau išvadą, kad reikia stumti duris. Tada aš duris stumiu. Šiuo atveju nereikia man atsukti rankenos, aš duris tiesiog stumiu, jos dabar atsiveria, taip? Šiek tiek lauko patenka į vidų, bet aš dar, kaip matote, aš nesu lauke. Aš esu pusiau dabar. Tada aš taip, imu vieną koją, kurią noriu, kurią man yra patogiau koja, aš tą koją paimu. Ir tą koją, neįimu aš ant jos stoviu, bet aš tą koją vieną dedu į lauką, štai taip, tai tokiu būdu, tokiu žingsneliu, štai. Galima vieną koją arba kitą koją, štai dedu į lauką, pasibandom kelis kartus, jeigu ir nedrąsu, ir tada, kai aš jau esu pasibandęs, aš dedu vieną koją ir tada, tam, kad aš būčiau pilnai lauke, reikia ir kitą koją ištraukti, štai, tokiu būdu, dar kartą. Vieną koją ir kitą, štai, aš jau esu lauke, bet tam, kad mes netroliai bus esame gimę, tada aš tiesiog štai uždarau duris, štai, užspaudžiu duris ir štai kaip reikia išeiti į lauką.